Sudano kariuomenė teigia užtikrinusi svarbų tiekimo kelią tarp Chartumo ir El Obeido. Kariuomenė teigia, kad po 2 dienų intensyvių kovų išstūmė greitojo reagavimo pajėgų kovotojus iš Al-Sadaros greitkelio. Taip galimai atkurdama priėjimą prie El Obeido. Maždaug 500 000 žmonių susidūrė su apgulties sąlygomis, dideliu vandens trūkumu ir dronų atakomis. Tačiau, kaip pranešama, naujos dronų atakos greičiausiai surengtos RSF smogė miestui po kariuomenės puolimo. Ir abi pusės vis dar teigia pasiekusios laimėjimų visame šiaurės Kordofane. Keliose netoliese esančiose teritorijose kontrolę vis dar sunku nepriklausomai patvirtinti. Tai tik naujausias epizodas jau 3 metus trunkančiame kare apėmusiame Sudaną. Mūsų Alex Šlos apžvelgia, kokios jėgos veikia šioje karo draskomoje šalyje. Sudano pilietinis karas prasidėjo 2023 metais, kai kova dėl valdžios tarp 2 galingiausių šalies generolų peraugo į susirėmimus Chartume ir išplito po visą šalį. Vienoje pusėje yra Sudano ginkluotosios pajėgos, vadovaujamos generolo Abdelio Fatačo Al-Burhano. Kitoje pusėje yra greitojo reagavimo pajėgos arba RSF. Paramilitarinė grupuotė vadovaujama Mohamedo Hamdano Dagalo, geriau žinomo kaip Hemetis. Šie 2 vyrai anksčiau dirbo kartu, įskaitant ir per 2021 metų Sudano karinį perversmą, tačiau jie susipyko dėl to, kas valdys šalį ir kaip RSF bus integruotos į kariuomenę. Užsienio įsikišimas taip pat padėjo pratęsti karą. Egiptas stipriai remia kariuomenę, o Turkija ir Iranas, kaip pranešama, tiekia dronus ir kitą karinę techniką. RSF plačiai kaltinama gavusi ginklų ir finansinę paramą iš Jungtinių Arabų Emiratų per Čadą ir Rytinę Libiją. Tačiau jo neigia reminti kurią nors pusę. Pranešama, kad šimtai buvusių Kolumbijos karių buvo verbuojami padėti RSF. Taip pat buvo kaltinama, kad su Wagner siejami Rusijos kovotojai ankstesniuose karo etapuose rėmė šią grupuotę. Politinis susiskaldimas yra sudėtingas. Islamistinės grupuotės susijusios su buvusiu diktatoriumi Omaru Al-Bashiru kovoja kartu su kariuomenė. RSF savo ruožtų teigia esanti nusistačiusi prieš islamistus ir palaiko sekuliarią valstybę. Tačiau ji taip pat buvo sukurta Bashiro valdymo laikais. Abi pusės buvo kaltinamos plačiai paplitusiais karo nusikaltimais, įskaitant išpolius prieš civilius, egzekucijas, kankinimus, seksualinį smurtą, plėšikavimą ir humanitarinės pagalbos blokavimą. Kai kurie rimčiausi kaltinimai yra nukreipti prieš RSF ir jų sąjungininkės arabų milicijas Darfūre. Jie kaltinami, kad taikosi į ne-arabų bendruomenės, ypač į masalitų bendruomenę, vykdydami žudymus ir priverstinį gyventojų perkelimą, ką JAV ir žmogaus teisų organizacijos apibūdino kaip genocidą. Sudano armija taip pat susiduria su kaltinimais dėl cheminio ginklo naudojimo. JAV teigia, kad Sudano pajėgos 2024 metais naudojo cheminį ginklą ir vėliau dėl to įvedė sankcijas. Sudano karas iš esmės yra kova dėl to, kas valdys valstybę, jos išteklius, ginklus ir šalies sąjungą su užsienio valstybėmis. Ir ar Burhanas ar Hemedis taps jos kitų valdovu.